this cosmic abyss, my mind takes flight. Dark echoes pulsating, setting the stage for the night. Nu ką, viskas. Iš Valtikės išlipom. Dabar jau čia Greens darbas jau. Iš karto 7500 pėdų aukštis. Iš karto pompa. Koma. Organizmas nesaka. Bet reikdavo pralaužti pirmas porą mylių. Visą laiką tai būna. Nu, bet einam dabar. Tai pradedam, kiek čia tų valandų dabar, žinai. Bet gerai, aplaukėm per 6 minutės. Parvarėm per ežerą. Ir dabar viskas, dabar hujarinam. Kaip ožiai. Kebra iš galo. Atein. O tokie vaizdai va. The trail is clearly marked. Look at those beauties over there in the distance. What a beautiful stuff. Šiem ant keliuką einam kaip per repinę paveikslus. Uodų kiek, jas, ėd, tik tai sustoji. Griebu žausų velka į uolą. Taip, kad negaliu sustoti. Bet šiaip pažiūrėkit, kaip gražums. Šiaip varom jau dabar valandą 19 minučių. 3 mylias prapisom. O da 13 eit. Bet šiaip kol kas sveikatas geras, nuotaikas geras. Viskas ok. Taip, kad pumpuojam. Kolygų reikia sparčiai, paskui prasidės lipimai, sulėtėsim, karšta bus. Dabar jau išlendėm saulutės jau duot, reikia užsidengus eiti. Varom. Šiaip labai gerai, nes šiltoka, bet labai baisiai nėra, bet reikia užsidengti. Nuo saulės, nuo uodų. Valandą 20 minučių 3 mylias. Tai maždaug. Tai taip ir gaunas. Apie 2 mylias per valandą greitis. Taip, kad paskaičiuok, 16 mylių, 8 valandas. Bet tai čia jeigu va tokiu keliu. O kai prasidės lipim, sulėtėsim. Taip, kad ilgą dieną bus, matysim, kaip čia eisis. Pakol kas gerai. Gyvenam. Vaizdai dabar pakol kas nekokie čia miškai lindę. Nu, matosi nuolas tokias visokias išvens, tudai. Bet miškas. Papumpuojam vandeniuką. Įsipiliam, varom toliau. Thank God Frank brought some toilet paper. Yep. We have it. We're all set. You know, I also think it's a bit of a joke, right? Like, It is cool. having the toilet paper. So we used to go, when we were younger, David and I had a girlfriend, we'd go hiking and backpacking with them a lot. So I'd always bring the toilet paper. And even on short hikes, this is a bit of a joke. Was that you on the toilet paper? Yeah. And the rope. Basically, I was the rope. I have no idea why. Why'd you bring that rope? Why did you bring a rope? Hang the food. That's it. Prasideda cirkai.
baigės lygus keliuks, pradedam lipti į kalną. Nesimato labai, bet iš ten atėjom, dabar čia prasidės chujari čia į viršų. Nu taip, kad dabar jau darbelis prasideda. Lipam. Bet žiūrėkit, vaizdeliai kokie. Iš ten atėjom kažkur. Iš apačios. Čia dabar. O dar lipti yra čia. Bet vaizdai tai čia. A tu juokas kreti čia. Pasaka. Gėlytė žydžia. Šilta. Bitutės zyz. Žiūrėkit, kokie gražumai. Čia dabar dar renčiai yra pačioj. Bet jau ten viskas gal susibaig. Nu, ten gali sinuomuoti kambarį už 300 nakčiai. Atveš tave viską čia. Su traktoriuku. Bet dabar jau nuo čia tą renč pasiliek, mes čia lipsim, dabar jau pas Libinus, kaip sakant. No. Bet šiaip gerai, einam. Vandeniuką pasipompavom, prisipildėm, toliau einam. Vandeniuks labai skanus, šalts, labai skanumas, skonis labai geras. Pasaka. Eiktų. Vaikučiai. Pažiūrėkit, kokie grožiai. Eiktų. Kalnai kokie. Pasaka, žinokit. Šiaip tai nežinau, kaip kitam pasauly. Saulutė tai čirškim biški, žinokit, bet nieko. Kentėt galima, paimi biški pavisiukę sustoji, gauni kvėpavimą, nes dabar jau lipam į viršų. 7, 9, 7, 8. Nu, tai nedaug, nuo ežero dar tik tai 600 pėdų palipom į viršų. Nu, tai bet. Lafa. Vyrai, įpisau šniūrą. Eiktų, kad einu. Žinokit, įsijungia antras kvėpavimas. Nebereik nei kuprinės nieka. Nahui, grybų tik iki šiandien įsidėjau. Taip, kad judesį. Eiktų. Jaunuoliai. Bėgulė. Pompa. Suka. Pamiršau selfie stiką. Blet. Palikau kuprinę. Bėgau atgal. Eiktų. Bėgims koks lengvas. Kaifs. Left my selfie stick. Not far, like about 100 yards. So I had to drop it back. Ran back over there, got it. Told the guys keep going. I will catch up with them. Oh, fuck. If I leave one more time, I'm not going back. So I better pay attention. Oh shit, up the hill now. Yeah. Have lunch next to the river. It's really like right up here. Right, yeah. That's Just a little hike down to the river. San Joaquin River. So we'll follow the river for a while, and then we're gonna cross it and go to follow the Evolution Creek. So we're gonna get down to the river, have a lunch, kick back, and then keep chugging. Took a break, had some sandwich, filtered more water. About half an hour break probably.
change my socks. It seems like it's better. My foot is not so crammed over there in those shoes. Anyway, so 7.11 miles. Look at that. So 7 miles in. We've been hiking for 4 hours. So with the stops for the water, breaks, our pace is a little bit less than 2 miles an hour. So, but anyhow, so we're doing good. Everybody's staying still strong. Everything is peachy. Just kind of one step at a time, I guess. Where's David? Right there. And Frank. Woo! Yes. We're doing it. Vyručiai, čia jums bledniai kuleras kalną lift. Puškuojam, beveik 8000 pėdų. Aukščia. Deguonės biški trūksta. Dar galvo nesisuk, bet jau kai pakilsim, ten 10 000 prasidės cirkai. Vaiduokliai pradės lysti. Nes ten deguonės mažiau prasideda altitude sickness, altitude kaip dabar, altitudės liga, kalnų liga. Tai prasideda cirkai visokie, blet. Vienas namuose, aš darau ką noriu. Vienas namuose, daug apgalvoju. Kažkas va taip ir eini žmogus. Tai įsivaizduokit, čia kaip pasineri kokiai savaitei, va taip atsikeli, pavalgai ir eini toliau. Šmutkės ant nugaros ir eini. Ir vėl sustoji, tai čia karts nuo karto kokį žmogų dar susitinki pakalbinti. O taip įsės. Viens pats. Eini galvą žvertis, ble, grožį, kokie grožį. Pasaka, žiūrėkit, čia kas bus. Stebuklai. Dangaus vartai atsidarė. Eikit. Panoramas kokias. Kur nepažiūri. Kalnai. Uolas. Žiūrėkit, kur einam. Jas. Per tuos lipt ten reikės. Viešpatie mano. Hot. For 5 hours, 9.7 miles. We're kind of following San Joaquin River. At some point we have to cross and then climb over this mountain right there. That's gonna be a steep climb. From what everybody's saying, we'll find out. Feel a little bit in my legs already. You know, not completely jello yet, but I feel it. So we still got 6 miles minimum, and then we'll see how it goes. We might push it a little bit farther to reach the Volusia Valley today, but there's going to be another big old climb. One climb to what is that called? Some kind of meadow. McClure Meadow. And then got through that meadow and there's a steep ass climb to Volusia Valley again. Wow, what a beautiful sight right here. Wow, just look at that. Just come around the corner and taking a break, waiting for our guys to come back to catch up. Oh, ooh, it's so bright. Dehydrating some river water.
Wow. Oh yes. Oh, nice breeze, shade, fucking fantastic. Oh, beautiful views. Kicking back. What I can say, 8,100 feet. So we only climbed only 1,000 foot, almost 900 feet in 5 hours and 10 miles. So we had 9.82 mile right now, Mark. Ir vėl einam kažkokiais žvėrių keliais, nepramintais. We're going with some wild beast trails. This is really nice stretch. Shady, flat, no rocks. This is great. It's like walking in a park over here. Dešimt kablelis kem 4 mylias, 5,5 valandas, kaip gabaliuks čia per miškiuką eini, kvep, aromat, šešėlis, tiesus lygus keliuks, akmenų nėra, neini kojas klišindams, pasaka. Va, kad taip, tai čia gali eit, anekdotus kaldėt, bet pasgi išeini ant uolų ten, saulė duot, kojas klišas, reik žiūrėti, nėra kada čia video sukti jum. O čia dabar tik žiūrėkit, kaip einu, pasaka. Nu, be ką, galiu pasakyti, kojikės jau biški pradėd jaustis. O da, oho, da 2 mylias čia paeinam per tiltą į bled lipti kalną. Jėzus, jau reiks lasdikės traukti man. Biški padėt krūvį ant pečių. O tai kojelės dirba visą dieną šiandien. Laiką mane kuprinę nešiu. Geras kojelės. Svarbu, kad šiandien jau reikės jas pamirkyti šaltam vandenėlį, paglosti, duot biški palsėti. Bet dabar pakol kas dar reikia eiti. Taip, kad einam. Einu, pasižiūriu čia, kas čia. Ogi ledins. Mačiutis, bet laikos, va. Tarps po biški. Da, ten viens, va. Oho, prasidės pokštai. O šiaip tai žinokit, nežinau, čia antras kvipamis įžungia, čia tos lasdas padėt. Jau įsitraukiau lasdikės. Bet kažkaip normaliokai einu, tai palengvai viskas, pizdėčiau, nuo pavėsio iki pavėsio. Koja į priekį, viena už kitos. Ir viskas, kažkaip atsijungęs visai esu. Turėčiau, žinot, sniegiuką, tai čia čiuoščiau. Bet nėra sniega, tai ką? Eini paškuodams. Kojas klibina čia. Per akmenis. Nu ką, priėjom tiltą. Per upę. Antras tiltas. Nu, šiaip jau trečias, bet ten pirms tai tik pagalys buvo. Žiūrėkit, vaizdelė. O jas, kai smagu eiti lygių paviršių. Tai neklauskit. Bėgti šešėlį. Nu, palauk, hebrikės. Kaip arklys, sakinkai. Taip padeda žymą, ble. Įkišau kepurę į vandenį. Atsigavo šitą pagalvotę.
šešėliai, krūmus ir odai duoti. Kojikės nukirstas, uodų iškandžiots, bet laikaus. Kaifs. What's up, David? Gyvs, einvyrs. Užmirščiau pafilmuoti, čia buvo kritęs į jūsų, biškį pasimaudžiau. Žinokit, vanduo tai pasaka. Bet dabar va, atsigeriam, užpumpuojam vandeniuką, Frenkis pumpuoja vandens. Frenkis. Į daugiau lipsim va, į viršų tų, nu ne į tą, bet čia kažkur, bum. Eikit vyrai, čia bus lipima dabar, tai čia pompa. Kaip varom. Tu dabar žiūrėk, čia žvalus smagus, ką tik išlipęs iš vandens. Palauk už valandikės, kaip į kalną įlipsim, pamatysit, bus kits reikals. Būsiu užsikomavęs ten. Gerai, reikia pakuotis, varom. Kol neužkaitom vėl. Ready, Frank? Yep. Can you help put the backpack on? Let's go. Varom. Kol neužkaitom, nes paskui jau čia tai čia saulutėką paketins dabar, tai jau čia tai bus čia. Dabar žvalus šustras. Ten kalnaisiu bus kalpuoti. Lipam. Laiptai. Laiptai aukštumą iki kelių. Bet palengva, va jau. Jau kiek užsikrapščiau. Kojikės, tai žinokit, dirba. Pagal planą. Viršvalandžius varą. Kaip kalnų ožiukas. Pykšt pokšt. Be vaizdelgit. Koks šiau lipi, to gražiau. O, žiūrėk. Matos trailą pačio, kur mes praėjom. Huring. Lipam. O ką darysi? Po biški. Nėra taip baisu, žinok. Įsimaudžiau, tai labai atsigavau iš karto. Įkaliau vandens. Pasidariau dar vandens. Bet šiaip tai nėra taip baisu čia. Tau nehevdam čia. Nu, kad neprisikarksėčiau, ble. Prakaičiuk svarbu. Jokas krėti. Galvojos akmenės driežas. Žiūrėk, nu, grinai atrodo. Čia tai, nu. Žiūrėkit, nu, grinai atrodo kaip driežas, kaip būtų.
akmeniais. Cirkai. Čiudesa, blėt, jau vaidena, aštuoničia. Pradėjo stoks važiuos. Driežai vaidena su akmeniniai, va. Eiktų. Čia kalami. Iš tenai atmaurojom per tą apačią kanjoną, palei upę. Dabar čia zigzagais. Kai alpaka. Kai ožys. Atsimeni tas kalnas, kur sakiau, žiūrėkit, jau čia prie pats. O, girdžiu kažkokią upę čia, duotas. Šniokščia. Girdžiu, bet nematau. Nu, daisim. Nu, karočią, va taip įpumpuoji. Kiek, nežinau kiek, bet ir eini čia. We came from over there, ziggy, diggy. And now we're going over there somewhere. Einu, žiūrėkit, kas čia. Arklė šūdą valga ant kelio. Ką čia veiki? A? Įlindai į savo urvą. Ką veiki? Think we're on the top. Yeah, about a mile. 1 mile. Not bad. It's like about 500 feet. Wow. Kaip panorama. Rojus čia blemba, žiūrėkit, nu kas čia daro. Upės tiek, ten, eikit čia. Aš čia pats nesuprantu, kas čia daro. Vaizdai kokie, nu eikit, pasipasakit. Pasaka. Čia. Nežinau ką ir pasakyti. Grožis, tai čia ahujens. Esu atsigavęs, čia nebuvo taip, kaip aš galvojau, kad taip žiauriai bus. Esu pilnai atsigavęs dabar, galiu varyti, tik tai viena problemikė yra. Nežinau kodėl. Čia turbūt batai hujovai blemba. My little toe on the right leg. They start aching. I don't know if it's the shoes or what, so just gonna finish it whatever, just gonna baby in it.
I stepped on a couple of rocks and it really hurt. So I have to really watch how I put my foot. Just kind of relieve the pressure from it. I'm gonna try to nurse it out tonight. Maybe put some Band-Aid on it. Air it out, put the Band-Aid on it, maybe a couple some tape around it, see if that helps. I don't think it's a blister. I think it's just compression from a shoe. All day long, you just kind of add it up. So it could be that the shoes are shitty, so I'm gonna have to get the different shoes. But other than that, I'm feeling great. I see my compadritos catching up with me somewhere right there, coming through the trees. Anyway, fantastic. The climb wasn't bad. Loving it. Labai kūro kapjam. Šlindai, sukas. Karoči, žiūrėkit, einu galvoju, čia matai kaip yra su tokiam kelionėm. Tai išlend visą silpnybę žmogaus. Kas čia tava per vietą? Oho. Žiūrėkit, vyrai, kaip čia. Rojos kampelis pasimetė palapinę prie upikės. Aikt. Ai, čia mums per brizdą reikės? Kas čia rašo taip? The water level is high. This crossing is hazardous. Alternative crossing, follow creek upstream and cross the Evolution Meadow. Vo. Matai kaip. Šis arklių periodam pėsčias, tai čia huime. Bandom. Bris, blėt. Bandau šalskį, nėra. Bet basom, žinai, per tokius alkus. Kain vandeniuks. Taip ir. Drandu, ką? Tas lydis čia taip ir. I decided to cross here instead of going around. Not bad. Clean my legs. Not bad, huh? Sweet. Yeah. Yeah, the magic pants. They don't get wet. Got it. Oh. Done for today. Ką, dabar šiokią tokią vietikę susiradom, išlindom iš to uodų, blėt, mišką, ten čiut neužpjovė mum. Tai dabar čia kaip reikia palapinės status, aš biškį atsipūsiu, elektrolitų įkalu. Eisiu irgi huinio animaciją, blėt, karieną daryt, palapinę statyti. Oi, kujelės, mano kujelės. Atlaikė, kiek čia jas prilaikė šiandien.
kaip dabar čia tą haiką pasižiūrėt, bet paskui išsiaiškinsim čia. Sustabdžiau hiking ir užseivinau į kažkur dingo visi barometrikai. Gal ant telefoną galėčiau dabar į Bluetooth'ą kaip nors susijungt, pažiūrėsiu. Dabar noriu biškį pailsėt. Kur 10-15 minučių pasėdėt, kur reikės ištempęs. Koks kaif, žinokit, neįsivaizduojat. The best feeling ever. Take your shoes on the end of the day and sit in the chair. That's amazing, amazing. We did a good job today. So, I'm happy. My legs held up, back held up. I don't think tomorrow is going to be as hard day. We're like about 9,000 elevation. We have about 1,000 feet to climb to the valley over there. So I think we're good. So let's hydrate, set up a camp, and enjoy the evening. Mosquitoes are brutal. Came out in a Karoče, žinokit, uodai tai užpjovė mum ten negyvai. Viskas čia įbaigęs mano video, nes paskui jau pavalgėm vakarienę, susėdę ten prie nei laužą nebekūrėm nieką jau. Tiek uodų pribėga, kad ten vapšė, tik pavalgėm, nėrėme, palapinę susitraukėm ziperius į viso, kantai kuntai. Miegojau normaliok, ten visą vakarą labai šilta buvo, užkaitęs, žinai, nuvargęs ten. Karoči ten grybą pjau, paskui pagaliau užmiegau. Šiaip tai labai normaliai išsimiegojau. Viskas čiki, bet uodai tai ten juodai mum užkirta, net nesinorėjo laukia sėdėt, ką. Tik saulė nusileido, ką prilinda ten jų krūvas. Taip kad čia ir buvo gal pirmos dienos, taip kad davai iki ir tada jau rytoj žiūrėsim, kelsime, žiūrėsim, kaip čia kas eis ir jau bus kitą dieną. Nu tai ką, tai tada ačiū, kad žiūrėjot. Pasidalinkit su kitais, jeigu patiko. Paklikinkit čia viską, laikus tos huinė, kad tie algoritmai čia pasijungtų man. O šiaip tai tada ką, davai tada, paka, iki rytojos.